Sveiki visi, mano vardas Marken Frank. Ir šiandien, kaip pirmą video YouTube, aš filmuosiu siaubo žaidimą Outlast. Taigi pasižiūrėjau, kad čia man biški per garsai. Ir aš tikriausiai nesigirdėsiu YouTube. Taigi, aš čia bandžiau filmuoti, bet man nepavyko ne vieną kartą jau. Taigi, bandysiu dabar. Ir turėtų pavykti. Taigi, pradedam. Aš skaitysiu va šitus visus dalykus angliškai, nes aš nelabai moku išversti. Taigi, pradedam. Outlast contains intense violence, gore, graphic sexual content, and strong language. Please enjoy. Manau, kad pasimėgus tikrai. You are Miles Upshur, an investigative reporter whose ambition is about to earn him an intimate tour of hell on earth. Always willing to risk digging into the stories no other journalist would dare investigate, you will seek out of the dark secret at the heart of Mount Massive Asylum. Čia psichuškė didžiulė. Stay alive as long as you can. Record everything. You are not a fighter. To negative the horrors of Mount Massive and expose the truth. Your only choices are to run, hide or die. Taigi, čia dalykas geras tas yra, kad aš negaliu kovoti. Kaip puiku. Grafikos tikrai šitam žaidime yra labai geras, nors jis nėra šių metų. Bet jos vis tiek žiauriai geros. Man labai patinka tas žaidimas. Aš pirmą kartą žaidžiu. Esu matęs tik tais trailerį. Iš kažkokio žmogaus sukurto. Galima pasakyti tokios, kad šitas stotis labai nuobodi. Viskas dabar radijo išvis nebus. Puiku, tiesiog nuostabu. Tai ką, mes pravažiuojam milžinišką pušį. Tikrai milžinišką. Nu jo, atidaryti vartai, bet kas čia gali įeiti. Nu, lipam. Žypk iš mašinos. Kam tą rankinį trank? Vis tiek čia lygi vieta. O, vėl teks skaityti. You don't know me. Have to make this quick. They might be monitoring. I did 2 weeks of software consult at Markov's Psychushka Systems facilities in Mount Massive. All sorts of NDAs. I am very much breaking right now, but seriously, fuck those guys. Terrible things happen here. Don't understand. Don't believe all the things I saw. Doctors talking about dream therapy during sleep. Finding something that had been waiting for them in the mountain. People are being hurt and Markov is making money. It needs to be exposed. Čia atrodo kaip galva, čia kūnas. Gerai, pasiėmėm savo labai naują kamerą. Tiesiog pro. Miles Upshur. O, turi naktinę viziją. Puiku. Galėsi matyti tamsoj. Nu jo, mašina tai gera. Manau. Čia automatiškai užsidarė. Kokiam šaly, kas čia numeris? Tabas.
nieko. Kažkas stebi mus. Okei, čia nieko daryti negalim. Einam į psichuškę. Gerai, tai valdymas toks keistas. Ai, tikriausiai kažką pasirašiau. Įdomu. Nu, darom duris. Ir kokius laikus užrakintas. Čia skambint negaliu. Tikriausiai kur nors. Wow, čia kareivių mašinos. Bet jo, grafikos tai nerealios. Tai tikriausiai čia. Jop. Gerai, tai čia man atrodo man reiks eiti. Nope. Wow, kažkur. Drop. Svastam turėtų. Taip, tikriausiai čia. Wow. Čia tu prisisai. Ai, ne. Laikykis. Rankas skraidė prieš tai. Gerai, čia kažkaip keistai šokinėjasi. Ai, ne, čia prieš tai kažkaip priekį tiesiog pašokė. Lago, bus kažkaip. Tai žmonės, aš esu toks jau žaidęs porą gėjimų, tai aš nelabai išsigąstu visokių nesąmonę. Čia telikas toks garsus leidžia? Blogas telikas, paliksiu tave kambarį darytą. Su kurio ranka aš laikau kamerą, ar kaip aš ją laikau? Kamera. Ой, камера, блин. Батарея. Докуменtas, kuriuo mes paskaitysim. Naktinius night vision tikrai nereikia. Aš noriu tuliką. Visiausiai kelias. Iš pusės. Wow, aš čia. Čia kažkano pusryčiai. Grafika. Dar daugiau grafika. Wow, aš čia. They killed us. They got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security and control. You have to get the fuck out of this terrible place.